Atvažiavom šį kartą į kviečių lauką. Ko gero, pirmą kartą stoviu kviečių lauke rudenį ir noriu jums papasakoti apie naują mūsų produktą. Pirmasis Cortevas produktas rudenį, tai Elipris. Jis labai įdomus yra dėl to, kad yra sudarytas iš 3 veikliųjų medžiagų. Jo sudėtyje bus Arilexas, kurį mes esam naudoję vasariniuose purškimuose. Tai iš tikrųjų labai įdomus, ką mes matėme iš bandymų, rezultatai yra labai geri. Už tai labai noriu trumpai papasakoti apie tą produktą jums. Veikia tiek vienskiltės, tiek dviskiltės piktžolės, kalba eina smilguolės, miglės, lipikai ir visos kitos pagrindinės dviskiltės piktžolės. Tai iš principo yra užtikrinamas labai platus spektras, bet kad gautumėm dar geresnį efektyvumą, dar stipresnį ir platesnį piktžolių spektrą, mes rekomenduojame prie Eliprio pridėti bokserio. Tai toks mišinys tikrai užtikrina gerą efektyvumą. Šitos 4 veikliosios medžiagos priklauso skirtingom veikliosios medžiagų grupėm. Tai reiškia, kad atsparumo problemą mes iš esmės sprendžiame ir jeigu jūs laukuose sutinkate tokių piktžolių kaip žliūgės, kitos piktžolės, kurios jums galbūt atsparios jau prieš tai naudojamiems herbicidams, tai su šito mišiniu mes išsprendžiame visas problemas ir užkertame kelią atsparumui vystytis. Eliprio norma būtų 250 gramų į hektarą ir plus pridedam bokserio. Naudoti reikia Eliprį, kaip pradeda dygti kviečiai. Labai taip paprastai pasakysiu, kaip pradedame matyti technologinės vėžes, išryškėja technologinės vėžės jūsų pasėlė, tada yra pats laikas važiuoti su Elipriu. Taip, kad kviečiu visiems pabandyti ir ne tik pabandyti, o naudoti šitą produktą. Bandymai parodė, kad rezultatai geri, tikimės pas jūs rezultatų lygiai tokių pačių kaip mūsų bandymuose. Sėkmės jums, turėsit klausimus, skambinkit telefono apačioj.